Segunda posición, sector overall, also with Toyota. Saliendo también Rokas Basiuskas, Oriol Vidal con el Rokas Basiuskas, equipo Overdrive. También español en este podio como Oriol Vidal, que se pone Bacha Aragon finišavom neblogai, antri Ultimate klasėje. Iš tikrųjų, reziume, apibendrinant šitas varžybas, vakar turėjau atidarinėti trasą, tai tikrai sudėtinga buvo, bet visai neblogai suvažiavome. Ir šiandien turėjome 162 km, paskutinį steidžą, trečią steidžą. Iš pradžių važiavom visai neblogai, po to žiūriu, kad turim gal mažą problemytę su padanga. Padanga pradėjo leisti šiek tiek ir kažkaip pradėjau trisniuoti, šiek tiek jau tada važiavau lėčiau, keletą kartų įslydau, tai toks neradau savo tempo ir likus ten 20-30 km, tada ta galinis ratas tikrai jau buvo įsileidęs, tai važiavom jau nekeitėm, nerizikavom. Tai viskas gerai, antri, kai trečios varžybos, kai aš iš viso tų kilometrų su mašina tikrai turiu nedaug, visi kiti patyrę yra, tai tikrai geras rezultatas, tai norėčiau padėkoti visiems fanam, rėmėjam, kurie iš tikrųjų suteikia galimybę važiuoti ir aišku, ateinančios varžybos turbūt Marokas, dar nežinom su kuo važiuosim, bet turbūt, kad su Bagiu, su komanda tarėmės, nes dar ir pasaulio čempionatas lieka, o dėl Dakaro tai neaišku, nes jeigu surinksim biudžetą, tai važiuosim su mašina, o jeigu nesurinksim, tai manau, kad teks važiuoti ir su tuo pačiu Bagiu. Tai ačiū visiems ir iki kitų kartų.